Sveiki atvykę į Libralures prekės ženklo kanalo vaizdo įrašą. Mano vardas Hubertas ir šiandien noriu Jums pristatyti masalą, su kuriuo galėsite pagauti štai tokias žuvis. O šį masalas vadinasi largo. Kaip patys tikriausiai matote, Libralures siūlo platų masalų asortimentą upėtakių žvejybai, tačiau šie masalai puikiai tinka ir klenių, baltųjų žuvų žvejybai, taip pat netradicinėse žvejybos formose, tokiose kaip trout area. Trout area – tai metodas, kuris vis labiau populiarėja visoje Europoje, visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje. Mes siūlome masalus ne tik tradiciniai upėtakių žvejybai, bet ir universaliam pritaikymui kitais būdais. Taigi, iš tikrųjų įsigiję tokį indėlį, galite žvejoti įvairiais būdais. O šiandien noriu Jums pristatyti largo. Šiuo metu largo pas mus yra 2 dydžių, tačiau jau ruošiame ir trečiąjį XXL dydį. 30 ir 35 dydžiai jau yra mūsų asortimente. Dėl to galime prisitaikyti prie žuvų, kurios tuo metu minta mūsų žvejybos vietoje, taip pat prie to, kas toje vietoje yra. Svarbu tai, kad šie masalai yra 4 skonių, be skonio, su sūrio aromatu, trilių ir česnako. Dėl to kiekvienas žvejys gali pasirinkti pagal savo pageidavimus ir žvejoti su tokiu skoniu, kuris jam labiausiai tinka. O dabar pažvelkime atidžiau į largo. Largo yra gana paprastas naudoti masalas. Jums tereikia jį tinkamai apginkluoti. Zbrojimo metodą taip pat pristatome mūsų kataloge, kurį rasite svetainėje www.libralures.com. Ten ne tik parodome, kaip užkabinti, bet ir patariame, kaip pasirinkti galvučių bei kabliukų dydžius, kad sėkmingai žvejotumėte su tokio tipo masalais. Bet kas smagu, iš tikrųjų čia nereikia jokių didelių sudėtingumų. Paprasta jig galvutė. Aš pats mėgstu wolframo galvutes su beužkarpiais kabliukais ir taip galime efektyviai žvejoti pasirinktose vietose. Metame šiek tiek aukščiau savo žvejybos vietos, kad masalas su lengvu svoriu gražiai nugrimstų ir taip galime sėkmingai gaudyti tokias žuvis kaip šapalai, upėtakiai, vaivorykštiniai upėtakiai, bet dažnai pasitaiko ir kitokių netikėtų laimikių, pavyzdžiui, tokiose upėse kaip Odra. Be jokių problemų tokių masalų galime gaudyti ir šapalus. Ir dabar pažiūrėkite į largo. Jis turi gražiai atkartotas kojelės apačioje ir per visą ilgį išraižytą nugarėlės elementą. Tai lemia, kad šis masalas, kai jam suteikiame judesio su savo meškere, puikiai vilioja žuvis pulti, ypač dėl specialios medžiagos, iš kurios jis pagamintas. Tai yra idealus derinys įvairių žuvų žvejybai. Be to, pažiūrėkite, koks jis tamprus ir atsparus mechaniniams pažeidimams. Netrukus pasidalinsiu su Jumis gudrybę, kaip padaryti, kad toks masalas, pavyzdžiui, žvejojant trout area stiliumi, veiktų be jokių problemų vien tik dėl to, kad mes jį trauksime. Čia jau turiu paruoštą wolframinį galvakablį, muselinį kabliuką, tokius mėgstu naudoti, bet viską, kaip jau minėjau, rasite aprašytą mūsų kataloge. Ir pažiūrėkite. Iš tikrųjų šį masalą galime uždėti 3 būdais. Pirmasis, kurį naudoju trout area tipo žvejybose. Tai yra stiprus šios slieko užlenkimas į tokį bananą. Dėl to, ką netrukus pamatysite čia akvariume, šis masalas sukasi aplink savo ašį. Tai taip pat puikus būdas gaudyti šapalus. Kai tik užmesime savo masalą ir pradėsime vynioti pintą valą ar valą taip, kad jis visada būtų įtemptas, šis sliekas gražiai siūbuos dugne ir vilios stambius šapalus atakuoti. Taip pat šį slieką galime uždėti ir antruoju būdu. Būtent perveriame taip pat nuo galvos pusės, bet perveriame per nugaros pusę. Tuomet turime tokį plokštesnį sujungimą ir dėl to galime sėkmingai gaudyti tiek šapalus, tiek upėtakius. Tik šiuo atveju masalo darbas bus subtilesnis, švelnesnis. Dėl to galime pagauti atsargesnės žuvis. Ir trečias būdas gana neįprastas. Ir tai yra vienas iš nedaugelio Libralures prekės ženklo masalų, kuris leidžia mums tokią kombinaciją.
Tai yra masalo užverimas iš kitos pusės, čia nuo masalo galo. Tai pasiekėme visiškai kitokį masalo darbą vandenyje. O dabar čia matote Largo 30-tuką iš arčiau. Čia mažas beuodegis kabliukas, prie jo wolframinė galvutė. Čia nėra jokių didelių sudėtingumų. Šį masalą galime užverti keliais būdais. Aš dažniausiai darau tai štai taip. Ir viskas paruošta. Nereikia per daug perverti šio masalo, kad jis netaptų per standus. Kai tik šiuo masalu atsitrenkėme į dugną, jis dar papildomai gražiai juda uodegėlę, nors gali atrodyti, kad taip nėra. Ir kas smagu, šį masalą, kaip jau minėjau, galima efektyviai užverti bent 4 būdais. O dabar pažiūrėkime, kaip jis elgiasi vandenyje. Na, tikiuosi, kad išbuvote iki šio vaizdo įrašo pabaigos. Tikiuosi, kad jums taip pat patiko Largo masalas. Nepamirškite, jis prieinamas 2 dydžių, 4 skonių ir 20 žvejų patikrintų kibiausių spalvų. Išbandytas gaudant upėtakius, šapalus ir kitas žuvis. Jei jums reikia daugiau informacijos apie mūsų masalus, būtinai apsilankykite svetainėje www.libralures.com. Ten visada rasite mūsų katalogą, kuriame tikrai atsakysime į ne vieną jūsų klausimą. Taip pat kviečiame užsukti į mūsų Facebook, Instagram, TikTok ir X paskyras. Iki pasimatymo kitame vaizdo įraše.